Finansų maklerio įmonė Finhill kalbins bendrovės Rytų skirstomieji tinklai laikinai einantį pareigas generalinį direktorių Vytenį Kudinską dėl bendrovės skelbtų veiklos rezultatų. Klausau. Labą dieną, Vytenį. Labą dieną. Žiniasklaidai pasirodė, kad bendrovės 3 ketvirčių rezultatas buvo beveik 48 milijonai litų nuostolis. Ir sakykit, kas galėjo lemti tokį nuostolį, kokios pagrindinės priežastys buvo? Pirmas dalykas, tai ta informacija šiek tiek senstelėjusi, nes 9 mėnesių arba 3 ketvirčių rezultatą mes jau, nežinau, prieš kiek laiko komunikavom ir tie nuostoliai, tarkim, metų pabaigai kur kas aktualesnė ir šviežesnė informacija. Bet tie abudu skaičiai yra susiję tarpusavį. Jeigu kalbėti apie klausimą, kodėl apskritai bendrovė nuostolingai dirba ir kodėl prognozuojamas nuostolis metų pabaigai, tai pagrindinė priežastis yra prastas rezultatas 3 ketvirčio. Dabar, jeigu grįžti prie jūsų klausimo, kodėl 3 ketvirtis blogas, tai yra keletas priežasčių, pati didžiausia, tai yra ilgesnis negu visada, negu įprasta uždarimo laikotarpis atominės elektrinės ir ten kaip pasiekmė šito mes pirkom elektros energiją maždaug 60% brangiau negu kad kitais, negu kad įprastų laikotarpio. Buvo dar ten keletas priežasčių, kurios daugiau mažiau susijusios su apskritai 3 ketvirčiu, jo ypatumais, kur paprastai ten šiokia tokia dobelė gaunasi, bet jos neesminės, tai pagrindinė priežastis yra būtent atominės uždarimas. Aišku, o dar ponas Gintautas Mažeika taip pat spaudoje paprognozavo, kad užbaigsite metus nuostolingai ir ko gero, ar galim vėlgi tas priežastis paminėti tas pačias, ką jūs sakė dėl atominės elektrinės, ar galbūt kažką kitą išskirt galėtumėt jų? Jo, be abejo. Priežasčių grupės galima jas, sakykime, sąlyginai 3 įvardinti pagrindinės, kalbant apie rezultatą arba, sakykime, patį faktą, kad mes prognozuojam, kad nuostolingai baigsim metus, ar ne, tai viena iš pagrindinių priežasčių, tai kaip ir sakiau, 3 ketvirtis, ypatingai prastas, ar ne, galima paminėti priežastį, kurią, iš tikrųjų tai reikėtų paminėti, kad tarifai mūsų neadekvatus sąnaudoms, neadekvatus, tai turiu tiesiog galvoj, kad jie neadekvatus sąnaudoms, kurias mes patiriam iki šiol, pavyzdžiui, 8 metais. Ir 3 priežastis čia galbūt ne prioritetinė, ne eilės tvarka, tai yra visgi prastas efektyvumas, žemas veiklos efektyvumas bendrovės. Ypatingai tai liečia, sakykime, pirmą pusmetį metų. Ir galbūt perinant paminėjot apie efektyvumą, galbūt tada perėsiu prie kito klausimo, kad bendrovė planuoja mažinti nuostolius karpydama sąnaudas. Tai galbūt yra jau numatyta, į kokias daugiau veiklos sritis bus atsižvelgiama ir kaip bus didinamas tas efektyvumas, kad vis dėlto sumažinti viską. Žinoma, jeigu kalbėti apie efektyvumą, apskritai tai vėlgi skirčiau 3 grupės, kurios, sakykime, efektyvumo struktūros ir procesų. Jos tos grupės tarpusavį susijusios, viena kitą pakankamai stipriai lemia. Ir dar įvardinčiau atskirai pirkimo efektyvumą. Visą tai tvarkant arba, sakykime, optimizuojant, jau dabar jaučiamas pakankamai stiprus finansinis efektas, o jisai planuojamas kitais metais dar didesnis. Dabar jeigu visai konkrečiai šnekėti, tai visom tom 3 kryptim buvo dirbama nuo pat Liepos mėnesio vidurio, kada aš pats atėjau dirbti šią bendrovę ir naują vadovų komandą. Tai, tarkim, pradedant nuo struktūros, atsirado naujų padalinių, pasikeitė senieji, perskirstytos funkcijos, centralizacija ten su kai kuriais procesais įvyko, buvo matuojami krūviai, apkrovimai, reiškia, realūs darbuotojų, tai yra, aš pats to irgi užsiėmiau segmentuose, kuriems vadovauju, tiesiog matavom, kiek žmogus realiai valandų išleidžia darbam, kurios jisai privalo daryti per dieną, ar ne, ir ten, sakykime, rezultatai būdavo, kad, pavyzdžiui, gaunam, kad yra 2 darbuotojai, pavyzdžiui, po pusę krūvio turi. Tai natūralu, kad optimizuojant tos procesus teko ir atsisveikinti su daugiau kaip 300 darbuotojų, tarkim, iki spalio 1 dienos. Ir spalio 1 dieną visiškai pakeista buvo struktūra. Jeigu kalbėti apie pačius procesus, tai pagrindinis darbas, tai dar laukia prieš akis pati procesų architektūra, mes tai įvardinam kaip pagrindinį uždavinį 9 metų. Dar kas stipriai įtakoja sąnaudas, tai būtent pirkimo efektyvumas. Pirkimo efektyvumo, tai neefektyvūs pirkimai, ką galima drąsiai sakyti, kad jie buvo neefektyvūs ilgą laiką, tai reiškia, kad tiesiog perkant paslaugas ar darbus
tikrai būdavo visą tai daroma ne geriausia kaina bendrovė, nenaudingiausiam sąlygom. Tai ką mes jau padarėm pirkimų procedūrų ir praktikų auditą, porą mėnesių darbavosi išoriniai konsultantai pagal sutartį. Pats labai daug dėmesio skiriau šitiem procesam, aiškinausi, kokios yra bėdos, keitėm procedūras galiojančias ir, tarkim, vienas iš esminių elementų, kas dabar pakita palyginus su, tarkim, tuo, kas buvo anksčiau, praktiškai nebuvo dėrybų. Tarkim, vienas iš pagrindinių pirkimo būdų tai buvo konkursas, o konkursas tiesiog neturi konkurso rezultatus, tiesiog gauni, dėrybų po to nebūna. Tai rezultatai čia pakankamai akivaizdus yra, kaina smarkiai krenta. Ir nauda jaučiama, ar ne, tos visos bendros? Taip, ir ta nauda, iš tikrųjų, tai ta nauda ir mūsų vartotojai jau pajuto. Nes kalbant ypatingai apie naujų vartotojų prijungimą, tai kaina už, sakykime, analogiškus darbus, jau galima sakyti drąsiai, kad maždaug trečdaliu sumažėjo jau palyginus su, tarkim, Liepą, rugpjūčiu ir, tarkim, tas, kaip žinot, yra taisyklė tokia, taisyklės galiojančias, kad 40% naujų prijungimo darbų kaštų sumoka vartotojas, jisai sumoka pagal sąmatą, o tada, kiek mes nusiderim, gaunam geriausią kainą ir permoką grąžinam atgal. Tas procesas jau prasidėjęs. Tai jau yra vartotojų, kurie, sakykime, tas permokas gavo atgal iš mūsų. Aišku, dar norėčiau paklausti, minėjote apie darbuotojų, kad ir dabar yra keletą sumažėję, aišku, nes didinat efektyvumą, žiūrėjęs, kas kaip geriau dirba, o atsižvelgiant apskritai yra ekonominė padėtį, nes labai jau daug apskritai spaudoje tų žinučių, kad atleidinėjami darbuotojai ir tai dažnai paveikia ne tik investuotojus, o visus visuomenės dalyvius. Ar yra numatoma dar tų atleidimų, atsižvelgiant į prastesnę ekonominę padėtį, ar tiesiog viskas bus siejama galbūt su struktūrizacija, su efektyvumo didinimu, nes normalu, jeigu kažką efektyviau daryti, kažkokias dalies atsisako darbuotojų. Tiesą sakant, tai mes nuo pat pradžių nekėlėm savo tokio tikslo, pavyzdžiui, ten kiek procentų, ar kiek šimtų, ar vienetų, ar dešimčių tų darbuotojų atleisti. Viskas ėjo per procesus, tai yra, kaip ir sakiau, krūvius matavom, ieškojom kokių, tarkim, tarpinių valdymo lygmenų atsisakyti ir tas bus ir ateityje. Ir per tą patį laiką, tarkim, kai aš sakiau, maždaug nuo Liepos iki spalio pradžios mes atsisveikinom daugiau kaip su 300, tai per tą patį laiką, ir dabar jau yra ir priimtų darbuotojų. Yra, kiek aš žinau, virš 20 jau naujų darbuotojų yra priimta, taip kad tas procesas jisai nuolat vyksta. Ir kalbant apie kitus metus, irgi nėra tikslo kažkiek tai žmonių atleisti. Tiesiog eisim per procesus, bandysim juos optimizuoti, o tada jau matysis, jeigu to pasiekmei iš tikrųjų išaiškės, kad, tarkim, kai kurie darbuotojai nebereikalingi, tai su jais atsisveikinsim, bet, kaip sakiau, tokio tikslo nėra. Kągi, ačiū Jums labai už pokalbį, norim palinkėti sėkmės, siekiant užsibrėžtų tikslų ir visų permainų ir efektyvumo didinimo. Ir ačiū Jums už paskirtą laiką. Ačiū Jums. Viso gero. Viso geriausio. Kalbinome bendrovės Rytų skirstomieji tinklai, laikinai einantį pareigas generalinį direktorių Vytenį Kudinską.